Ar susimastote, kokia žmogaus gyvenimo prasmė? Ko reikia, kad būtum laimingas? Ar bandėte savo atsakyti į šios klausimus? Yra toks apibrėžimas. Žmogus turi pastatyti namą, pasodinti medį ir užauginti sūnų. Daugelis iš mūsų tai suprantame pažodžiui. Sukurti šeimą ir auginti vaikus. Įsigyjam būstą, sodiname ir auginame galbūt daugiau nei vieną medį, gimdome vaikus. Tačiau ir po visko daug žmonių neatranda tame tikro džiaugsmo ir būna nelaimingi. Tas posakis pastatyti namą, pasodinti medį ir užauginti sūnų, tai tiesiog užkoduota protėvių žinutė. Tai bendra žmonijos išmintis. Nereikia to suprasti pažodžiui. Tai tik metafora. Kiekvienas žmogus turi savo asmeninės asociacijas, tačiau dažnai jos būna vertinamos labai primityviai ir siaurai. Ką reiškia statyti namą? Namai yra vieta, kur gyvena meilė, gerumas, supratimas, gailestingumas, pagalba, rūpestis, švelnumas, džiaugsmas ir laimė. Namai yra visa mūsų gyvenimo erdvė. Namai yra tėvynė. Tai viskas, kas yra miela ir brangu, kur jaučiamės gerai. Pastatyti namą, sukurti sistemą tarpusavio bendravimo tarp žmonių ir sustruktūrizuoti šioje sistemoje vykstančius procesus. Taip pat galime savo fizinį kūną vadinti savo namais. Namais ar šventykla savo sielai. Tai yra pirmiausia, kiekvienas žmogus turi tapti sielos namais, kad jo siela žydėtų ir dainuotų. O šį sielos dainą lietųsi į pasaulį, darydama jį geresnį. O kaip pasodinti medį? Ką tai reiškia? Kiekvienas iš mūsų turi rūpintis gamta, turi ją mylėti ir saugoti. Savo sode kiekvienas rūpinasi savo sodinukais, gėlėmis ir vaiskrūmiais. Tačiau yra kita, kur kas svarbesnė reikšmė pasodinti medį. Tai yra daryti gerus darbus. Taip siekiame sudaryti sąlygas naujai kartai augti ir tapti naujų gyvybės medžių. Tėvai yra šaknis, sutuoktiniai kamienas, vaikai šakos, anūkai šakelės, proanūkiai lapai. Bet kiekviena šaka ir šakelė, kiekvienas lapas turi užauginti savo medį. Taip auga protėvių giraitė, klanas. Dar medžio sodinimas turi ir tiesioginę tų žodžių sąvoką. Sodinti, kad ateinančios kartos turėtų kuom kvėpuoti ir kad protėvių sodinti medžiai brandintų ir toliau vaisius ateinančiai kartai. O ką reiškia užauginti sūnų? Čia kalba eina apie savęs pratesimą, kad žmogus neišnyktų ir kurtų naują kartą, perdodant jai savo išmintį. Tai yra išsaugota erdvę, kaip namą, savo vaisių sodo, kaip nuveiktų darbų rezultatus ir galimybę augti sveikai žmonijai, tęsiant šį procesą. Viso to pagrindu yra meilė. Kur jos nėra, prasideda griūtis. Todėl tik meilės jausmas šildys ir globos. Perduokime ją ateinančiai kartai, kurį sugebėtų nepamesti ir tęsti meilės ugdymą žmoguje. Yra apie ką pagalvoti, ar ne? O toliau noriu Jums parodyti kelis vaizdus, kurie įrodo, kad mirties nėra. Mes tik pereiname į kitą dimensiją, keičiame formą, po fizinio kūno mirties paliekame jį kaip susidėvėjusi nereikalingą rūbą ir tampame absoliučios meilės dalimi, skriejant lengvais rūko debesėliais. Ši nuotrauka daryta Lenkijos Rino mieste vienoje pilyje. Šios patalpos prie pilies priklausė aptarnaujančiam personalui, darbininkams, tačiau kiek žinoma iš istorinių faktų,
Kol perdarė patalpas personalui, iki to ten buvo kalėjimas, kur laikė ir kankino žmonės. Kadre užfiksuota vaiduokliška sfera arba kitaip sielos sfera. Dažniausiai tokios subtilaus pasaulio sferos tai neramios sielos, nerandančios ramybės ir užstrigusios tarp žemės ir dangaus. Nuotraukoje matosi ne viena tokia pasiklydusios sielos sfera. Dar tokiame pavydale, kaip šviečiančio rutulio sfera, gali rodytis angelai. Anomalinių reiškinių tyrinėtojai dažniausiai yra vieningi. Rutuliai yra gyvybės energijos formos, mirusių žmonių sielos. Labai populiari versija yra ta, kad kamuoliukai yra mokoidiniai. Filosofijos profesoriai tai vadina šviečiančiomis subtiliojo pasaulio sferomis. Šiame video galite stebėti, kaip aplink slaugomą sunkios būklės ligonį pradeda atsirasti ir skraidyti šviečiančios sferos, ryškus rutuliai. Šis žmogus neužilgo mirė. Kaip manoma, jie atėjo pasitikti šviečiančios subtilaus pasaulio sferos arba, kaip sako artimieji, angelai. O šiame video buvo nufilmuota, kaip buto šeimininko siela palieka jo kūną ir iškeliauja. Žmogus savo bute mirė ir gulėjo kelias dienas, kol jį rado. Laiptinėje įrengta videokamera užfiksavo sielos atsiskyrimą tądien, kai žmogus mirė. Šis slaugomas žmogus irgi atrodo lyg su kažkuo bendrautų, tik žmonės to matyti negali. O ši savo dukros slaugoma moteris, sirgdama onkologinę ligą, prikaustyta prie lovos, stebi kažką žmogaus akiai neregimo. Ji rodo į lubas, sakydama, kad mato ten angelus. Iš jos žvilgsnio matosi, kad ji kažką stebi. Į dukros klausimą, ar jai patinka tai, ką ji mato, moteris atsako taip. O į klausimą, kiek mato angelų, atsakė, kad jie ten 4. Dukra filmavo lubas, tačiau ten nieko nesimatė. Po šito video moteris greitai paliko šį pasaulį. Beje, noriu atkreipti dėmesį, kad lygiai tokį pat žvilgsnį ir susidomėjimą stebėjau iki mirties likus kelioms dienoms savo mamos lankymo metu ligoninėje. Ši moteris užfiksuota irgi likus nedaug laiko iki savo mirties. Ji tiesia ranką į viršų, lyg bendraudama su kažkuo. Mokslininkų teigimu, žmogui mirus, jo kūno svoris pasikeičia, sumažėja. Jis netenka 21 gramų. 21 gramas yra sielos svoris. Šis klausimas tebėra atviras diskusijoms, nes tai yra kažkas, ko žmogus dar negali fiziškai ištirti. Tačiau pamatyti mes galime vis dažniau ir daugiau.